Grizlis ir uždėtų mano veidą ir galėtų lakstyti ir viskas gerai būtų. Deja, tai netapo tikrovę. Lietuvos krepšinio fanų komanda turi naują talismaną, tačiau tai nėra nei Marijus Užupis, nei kitas vietinių sirgalių numylėtinis Lukas Damušis. Mėnesį vykęs talismano konkursas baigėsi. Sirgaliai balsavo BC Vytis Facebook platformoje, tačiau kitą pusę rezultato sudaro žaidėjų nuomonė. Vyčio komisija tapo komandos kapitonas Paulius Belevičius, Edgaras Stanionis ir žmogus, be kurio vertinimo nebuvo galima apsieiti – Marijus Užupis. Į finalą patekusius 3 talismanus riteris su žirgo galva Vyčio Supermeną, kuris kiek primena komandos gydytoją Tadą ir kuris patiko komandos gydytojui Tadui, bei Šakį, pateikėme žaidėjams ir jų paprašėme savo favoritus išrikiuoti nuo 1 iki 3. Man tai šitas 1 būtų su Supermenu, šitas 2, o tas 3. Šitas 3 man patinka, bet minusas man dėl arklio galvos. Gal čia, nežinau, rodžikelį. Arklio galva ne vietoj, pakeiskit kažką. Andrius sukūrė pažįstamų. Lauksim tokių iš klubo kepurių iš tikrųjų. Dabar žieminės galima, kai pavasaris bus, tai nuo saulės tokių kaubojų. Nori, kad draugelis įskristų per draugelį. Tai pasiimsi kelionę tave? Dviesi skristų. Jeigu mums lauktuvį parvežti. Už šitą visi balsuokit, mes dviesi vis tiek į kelionę. Tai jeigu mums lauktuvį parvežti normaliai, tai mes irgi galim užbalsuoti. Sunku biškelį apsispręs, bet jo, manau, bet vis tiek žmogus būtų, tai gal tą arklio galvą ir nuimk arklio galvą, uždėk šalmą. Bent Latvis būtų koks. Čia nestumtai. Nu, šitas irgi, bet tokio veido gražaus nerasim, kaip čia pažiūrėjau. Nebent blokutį, aprengtume, tai grįžti. Žiūrėjau, rimtai, vienas prie vieno. Pasiraumenys tokie patys, kaip aš šitą, žiūrėjau. Gerai atrodo. Nu tai gerai, šitas 1, jo? Jau šiandienis 1, jo. Sveikinam už lauksim dovanų mes. O šitą... Nu, va, čia tai 2, 3, žinokit, vyrai. Pykit, nepykit, bet negaliu aš net pasakyti, kuris geresnis. Man tai šitas, nes aš kaip pakilau į orą, kai ant dėjimo einu, tai kaip Supermenas. Va tas neblogas, kur šešėlį, tai aišku. Šitas 2. Kaubojus. Ir paliekam 3 vietą Supermenas. Bendru sutarimu komisija skyrė 12 balų riteriui žirgui, 10 Šakiui ir 8 taip pramintam Supermenui Tadui. Sirgaliai Facebook socialinėme tinkle 1 vietą ir 12 balų skyrė Šakiui, 2 vietą ir 10 balų žirgui ir 8 balus bei 3 vietą Supermenui. Susumavus rezultatus po lygiai taškų surinko Šakis ir žirgas, tačiau aktyviai balsavusių sirgalių nuomonė svarbesnė. Ir todėl naujas Vyčio talismanas yra Šakis, o jo autoriui Andriui Levanui atiteko ir per Vyčio namų rungtynes iškart buvo įteikta Lietuvos krepšinio fanų kelionių partnerio Kidi Tur dovanojama prabangi kelionė 2 į Turkiją. Geras jausmas, smagu iš tikrųjų. Nesitikėjau, buvo nuostabus toks jausmas iš tikrųjų, nes netikėta viskas buvo. Reikėjo kažką kurtis tiek su miestu. Šakiai yra stiprus miestas, stipri komanda ir norėjausi tokio stipraus simbolio ir iš karto dėjau tokį vardą Šakis sugalvojo žodžiu. Nu, reikia vis tiek žaismingo, bet reikia ir stipraus, nes komanda stipri. Šakis Šakių arenoje pasirodys jau netrukus. Vyčiui žaidžiant namų rungtynes svarbus kiekvienas akcentas, padedantis kurti gerą ir saugią atmosferą. Pastarąją šiame sezone rūpinasi ir komandos pergalėmis džiaugiasi Vyčio komisarai. Pagrindinis dalykas yra numatyti tą konfliktinę situaciją. Tai jeigu jūs matome, kai jinai bus, bandome užbėgti už akių ir susitvarkom, tai gana ramiai krepšinio varžybos. Buvo čia vienas incidentas, bet čia daugiau gal buvo teisėjų. Aišku, dažniausiai teisėjai kalti yra, teko apsaugai teisėjus išlydėti su palyda. Bet ramiai žmonės vietiniai susirinka gal labiau praleisti maloniai laiką. Turėjom vieną renginį, saugom Europos čempionatą ir buvo žmogus, kuris budėjo prie tarinį binėjimo, kur visos delegacijos eina. Ir jam buvo nurodyta, kad įeiti gali tik tais su žmonės su leidimais, panašiai su tokiais. Na, gavosi taip, kad kažkas konfliktas pasirodo, atėjo tikrai gerai žinomas žmogus krepšinio pasaulyje, tikrai niekas nesumaišyto jo. Mūsų darbuotojas jo neįleidžia, nes jis neturi leidimų. Principe, taip, paskui jam atnešė leidimą, jisai leido. Dirbam pagal instrukcijas, bet tikrai buvo tokia komiška situacija. Paskui tas žmogus man padėkojo, sako, gerai dirbat.
Šis savaitgalis, galime drąsiai sakyti, yra Šakių bendruomenės savaitgalis. Pastarąsias kelias dienas savo gimtadienį šventė Šakių širdyje įsikūrusi ir krepšininkų pamėgta parduotuvė Gulbelėje. Nešini gerų nuotaikų po 4-osios pergalės iš eilės prieš Klaipėdos Naftą, Vyčio krepšininkai laisvos dienos dalį išnaudojo gražiam gestui. Sveikinimams. Vyčio komandos vardu norėjom pasveikinti su gimtadieniu jūs, palinkėti, kad viskas sektųsi, kad toliau mus remtume, kad džiugintume žmonės dovanomis ir palinkėti gražaus gimtadienio. Ačiū labai, ačiū. Ir Marijus Užupis nebūtų Marijus Užupis, jei nebūtų smalsus ir nesudalyvautų šventėje visais įmanomais būdais. 2 pergalės, gimtadienis, naujas talismanas ir šis Vyčio savaitgalis negali būti pavadintas kitaip nei geriausiu ir turiningiausiu šiame sezone.